Išėjo kartą Eglė su savo seserimis vakare maudytis. Išsinėrė visos iš rūbų ir šoko į vandenį. Prisimaudžiusios, prisiplaukiojusios, išlipo mergelės į krantą, rengėsi. Žiūri jauniausioji Eglė, jos rūbose žaltys begulys. Prašneko žaltys žmogaus balsu, sako: Tekėk už manęs, tai atiduosiu tau rūbus. Nepatikėjo Eglė, kad už žalčio tekėti jai reikės, ir prižadėjo: žaltys iš rūbų toj išsirangė. Už 7 dienų girdi Eglė, atbilda kažkas, atšnypščia, karieta žalčiais pakinkyta. Privirto pilnas kiemas žalčių ir reikalauja nuotakas. Išsigando Eglė, papasakoja tėvams, kas prie ežero nutikę. Tėvai nutarė neatiduoti jauniausios dukrelės gyvatėms. Aprėdė baltą žąsį, apkaišė kaip nuotaka ir įkėlė į karietą. Išrūko žalčiai su nuotaka, lekia per mišką ir girdi, kad gegutė jiems kukuoja netikrą nuotaką bevežant, o tik baltą žąselę. Supyko žalčiai ir su trenksmu grįžo atgal į Eglės tėviškę, savo nuotakos reikalavo. Pabūgo tėvai ir šį kartą Eglę atiduoti. Atidavė baltai aprėdytą avelę ir šį kartą gegutė perspėjo piršlius, kad šie gavę netikrą nuotaką namo vežasi. Visai užsirūstino žalčiai ir su dar didesniais trenksmais sugrįžo atgal. Ėmė grasinti, namus sudeginsi ir pelenus pavėjui išsklaidysi. Jei ir šį sykį apgausia. Neliko kas tėvams daryti. Atidavė Eglę žalčiams, apraudojo ir išleido. Nuvežė žalčiai Eglę ant jūros kranto, o ten jos gražus jaunuolis laukė. Jis prisipažino, kad jis ir yra tas žaltys, žalčių karalius Žilvinas. Nusivedė jis Eglę į savo rūmus, kurie buvo jūros dugne. Žalčio rūmuose nieko netrūko ir gyveno Eglė ten linksmai ir laimingai. Susilaukė jie su Žilvinu 3 sūnų - Ąžuolo, Beržo ir Uosio ir mažos dukrelės Drebulėlės. Praėjo daug metų ir pasiilgo Eglė tėviškės, savo seserų ir brolių. Prašosi Žilvino namo, o šis sako: Imk sunešiok geležinės kurpaitės ir galėsi sveika savo keliauti namo. Eina Eglė per akmenis, brūžina kurpės, o šios visiškai kaip naujos. Nuėjo Eglė patarimo pas seną jūrų raganą prašyti. Šį pamokė Eglė kurpes kalvių atiduoti, ant savo žaizdro pakaitinti, ir kurpes kaip mat susidėvės. Eglė taip ir padarė, tačiau vis neleidžia jos vyras namo. Duoda Žilvinas Eglei šilkų kuodelį, sako: Suverpsi ir galėsi sveika savo namo keliauti. Sėdo Eglė verpti, verpė dieną, verpė naktį. Nesibaigė kuodelis ir gana. Vėl bėga Eglė pas raganą. Ši liepia mesti kuodelį į ugnį. Ugnyje kuodelis plykštelėjo ir užgeso. Pasirodo, kuodelio užburta būta. Kuodelis kaip mat susiverpė ir prašosi vėl Eglę namo. Krimtosi Žilvinas, kad reikės žmoną išleisti, ir davė jai dar vieną darbą - ragaišiną miškiams lauktuvių iškepti. Pats paslėpė visus indus, tik kiaurą rėtį paliko. Verkė Eglė, kaipgi be indų ragaišiai užmaišysi ir iškepsi. Bėga vėl pas raganą. Ragana pamokė Eglę, kai tešla rėtį užkišti, vandens parsinešti ir ragaišio iškepti. Dabar jau niekas negalėjo Eglę sulaikyti. Išeinant Žilvinas prisakė: Būk ne ilgiau kaip 9 dienas, o prie jūros grįžus šauk mane vardu. Sakyk, jeigu gyvas, atplauk balta pieno puta, jei negyvas, tai kraujo puta. Išėjo Eglė į tėviškę kartu su savo sūnumis ir dukterimis, o ten jos visi išsiilgė iškėlė didelę puotą. Nepastebimai bėgo dienos ir Eglės broliai ėmė galvoti, kaip Eglės namo neišleisti. Klausė ir grasino vyriausio sūnaus Ąžuolo, kaip tėvelė grįžo šaukti, bet šis nepapasakojo. Nesakė nieko Beržas, nesakė ir Uosis. Tik mažoji Drebulėlė išsigando rykščių
ir viską išpasakojo. Broliai tuoj patraukė prie jūros, pašaukė Žilviną ir užkapojo dalgiais. Praėjo 9 dienos ir Eglė susiruošė namo. Grįžusi prie jūros šaukė savo vyrą vardu, laukė baltos pieno putos, bet atplaukė bangomis tik tai kraujo puta. Susigraudino Eglė, apsiverkė ir atsigręžusi į drebulę tarė: Kad tu pavirstum į drebulėlę, kad tu drebėtum dieną naktelę, kad tau išpraustų lietus burnelę, kad iššukuotų vėjas galvelę. O sūnums tai pasakė: Stokit sūneliai tvirtais medeliais, aš jūs mamelė, liksiu eglelė. Kaip jį ištarė, taip ir įvyko. Ir dabar ąžuolas, uosis ir beržas yra visų stipriausi mūsų medžiai, o drebulėlė ir šiandien mažiausio vėjelio pučiama pradeda drebėti už tai, kad drebėjo prieš savo dėdės ir išdavė savo tikrą tėvą ir motiną.